į mano kanalą. Šiandieną grįžtu su dar vienu recepto video ir šįkart visas dėmesys yra skiriamas užkandžiams. Kuomet kalba eina apie, tarkim, pusryčius, pietus ir vakarienę, aš gana lengvai juos renkuosi sveikus, maistingus, reguliarius. Tačiau pastebiu, kad labai dažnai būtent užkandžiaujant kažkur kelyje ar darbe, aš siekiu kažko tai, ką galbūt derėtų man praleisti ir kas nėra labai sveika. Tad šiandieną aš norėčiau pasidalinti su jumis dviejais receptais, kurie yra be galo lengvi, jie yra maistingi ir juos galima kuo puikiausiai įsimesti rankinę ir įsitraukti bet kada, kuomet jausitės išalkęs. Pirmasis receptas yra šių žavių džiovintų vaisių ir riešutų batonėliai, kuriuos aš labai mėgstu įsitraukti prie kavos, laukiant traukinio, važiuojant iš darbo ar panašiai. Ir jie yra labai maistingi, labai sotus ir juose nėra jokio pieno, jokio rafinuoto cukraus ar grūdų. Antrąjį užkandį aš be galo mėgstu tuomet, kai ruošiuosi, tarkim, eiti į kiną arba žinau, kad manęs laukia kažkokia ilgesnė kelionė ir galbūt aš nenorėsiu kažko saldaus. Tai aš tuomet renkuosi šiuos pikantiškus saldžiųjų bulvių traškučius ir jie yra be galo lengvai paruošiami. Aš juos susimetu į tokį užspaudžiamą maišiuką ir į rankinę. Labai tikiuosi, kad šie mano du receptai jums patiko, jie be galo lengvi, be galo skanūs ir be galo maistingi, būtinai juos išbandykite ir tiesiog linkiu likti visiems sveikiems, gražiems ir laimingiems. Viso.